Tai mes esame Respublikinėje Panevėžio ligoninėje ir čia yra naujagimių intensyvios terapijos skyrius. Tai ką, mes turime šviesoforą? Kaip čia įgarsinti šviesoforą, kuris įvertina triukšmo lygį. Didelė svajonė mano turėti šitą šviesoforą, drausmintuvą. Kokią naudą tas garso šviesoforas turi naujagimiams? Taip, tai iš tiesų nauda yra labai didelė, nes tyla visiems naujagimiams, o ypač ankstukams, tai yra ypatingas dalykas. Esant tyloje, jis geriau auga, jis geriau virškina, garsai, tai trikdo labai ir virškinimui, tai ir miegui. O jeigu mes nemiegosim, nevalgysim, nevirškinsim, mes ir neaugsim. Taip, tai šitos sienos istorija jų irgi, čia kaip ir šviesoforas. Tai buvo visko. Kaip mes rinkom tos piešinius. Nerealu, tiesiog siuntė paveikslėlius man, tada balsavimą vykdėm messengeryje su personalu. Visas kolektyvas buvo euforijoje, norisi eiti į darbą. Tiesiog fantastika. Tai kaip dabar jaučiatės, matydami tos piešinėlius? Labai gerai. Nes gražus piešinukai, iškart, aišku, nuotaika kita darbą gyvus. Smagiau ir dirbti ir būti kitokioj aplinkoje. Tai kelia nuotaiką mums, kelia nuotaiką tėvams. Iš tiesų, nerealu. Tai yra nerealu. Tai kai tokią palatą čia, tai norisi ir namuose tokios. Taip, nes, sakau, ligoninėje jaučiuosi kaip namuose.